Sveikos mielosios, džiaugiuosi, jog prisijungėte prie mano YouTube kanalo. Na ir kaip žinote, jau beveik metus čia nebuvau, nevedžiau jums paskaitėlių. Ačiū toms, kurios išlikote, kurios klausėte meditacijas, bus jų daug daugiau. Na ir sveikos visos, kurios prisijungėte naujos, sveikinuosi iš savo namų Balio. Ir nutariau pradėti vėl vesti paskaitas čia. Todėl, kad manau, jog Instagrame ir Facebook'e mes negalime giliau įsigilinti į temas ir tai būtų puikia vieta truputėlį jums susipažinti giliau su energetika, kaip tai yra susijęta su psichologija, su šiuolaikiniu mokslu ir kaip realiai sujungti tą holistinę rytų išmintį ir vakarų šiuolaikinį mokslą. Taigi mano užduotis yra padėti truputėlį jums suprasti ir galbūt net patikėti giliais energetiniais šaltiniais ir dažniais, jeigu tuo dar netikite. Na ir pradėti norėčiau nuo manifestacijos. Būtent tos temos, kuri yra šiuo metu labai aktuali mūsų kasdienybėje, mes labai daug apie ją girdime iš įvairių mentorių ir norėčiau truputėlį pakalbėti apie tai, ką tai iš tikrųjų reiškia ta manifestacija ir kas yra svarbiausia manifestacijai. Keliais žodžiais, jeigu norėsite sužinoti daugiau, tai aprašyme galėsite rasti pakvietimą į mokymus, kur detaliai nagrinėjame šią temą. Manifestacija. Kągi tai reiškia? Manifestacija yra principe realizacija. Tai jūs galite manifestuoti sąmoningai, kurti savo rezultatus arba nesąmoningai. Žmogus yra labai unikalus tuo, kad vienintelis iš visos gamtos, jisai turi sąmoningą protą ir gali rinktis kurti rojų arba pragarą žemėje pats savo. Ir todėl yra sakoma, jog žmogus turi Dievo dalį savyje, nors kiekvienas mes turime Dievo dalį savyje, nes viskas esame vieno Dievo proto dalis, Dievo sąmonė, viskas yra šio šaltinio dalis. Tačiau žmogus gali sąmoningai atlikti veiksmus ir kurti, kas yra labai dieviška ir labai nuostabu. Tačiau dažnai mes nesuprantame savo tikrosios galios. Ir tie žmonės, kurie supranta, gali apsukti realybę pagal savo poreikius, kaip jie nori. Pradėkime nuo to, jog viskas šiame pasaulyje yra energija, o materija yra tik suspausta energijos forma. Jeigu jūs analizuotumėte bet kokį materialinį objektą, įskaitant ir žmogaus kūną, jūs artintumėt, daleiskim, žmogaus kūnas, pirmai eitų organai, kraujas, tuomet audiniai, tuomet ląstelės, molekulės ir galiausiai prieitumėte prie mažiausios statybinės dalelės atomo. Na ir atomą sudaro protonai, elektronai, neutronai, subatominės dalelės. Bet 99% atomo sandaros yra energija. Tai yra erdvė. Dabar, kai kalbam apie energiją, tai yra labai savotiškai suvokiama tema. Todėl aš labai norėčiau, kad suprastumėte, kaip aš aiškinu energijos sąvoką ir galbūt su tuo truputėlį susijungti. Taip? Taigi, jeigu mes turime lauką, kur 99% to lauko yra atitinkami energijos šaltiniai ir atitinkamos energijos formos, mes galime savo protu, kadangi žmogaus pats stipriausias energetinis centras yra jo širdis ir tai gali būti išmatuojama ir jo mintis yra tarsi centras, kuris siunčia signalus į širdies centrą ir tuomet jisai projektuoja iš širdies, mes turime energetinius laukus susidarę aplink save. Mes iš širdies centro kuriame tokius toro ratus, lankus bangų. Taigi žmogus turi visą tą energetinį lauką ir jisai visame tam erdvės šaltinyje gali keisti savo realybę. Taigi pagal savo energiją, kurią jisai susikuria, jisai gali toje erdvėje, kvantinėme lauke, kaip mėgsta sakyti tokie mokslininkai kaip Joe Dispenza, daleiskim, judėti link atitinkamos galimybės. Dabar manifestacija reiškia, arba jis supranta to lauko galią ir juda, kur jis nori judėti, tai yra turi kažkokį tai tašką ir manifestuoja, ar jisai nesupranta to lauko galios, nes mes galim savo ir labai pakenkti per netinkamą mąstymą ir negatyvius jausmus, mes galime save pastatyti
tame energetinėme lauke labai žemai ir labai kentėti. Taigi energija yra tėkmė, tai yra erdvė, tai yra dažnis atitinkamas, kur mes galime save pastatyti ir ką mes galime realizuoti šioje realybėje. Būtent tai turiu omeny, kai kalbu apie energiją. Na ir pati manifestacija reikalauja dirbti su savo energija. Mes nemanifestuojame to, ko norime. Mes nemanifestuojame tada, kai rašome ant lapukų kažkokius tai dalykus. Mes manifestuojame tada, kai mes suvokiame savo energiją, kai mes keičiame savo energetinį dažnį ir prisitaikome prie trokštamos realybės. Dabar, kai kalbame apie kvantinį lauką, aš norėčiau padėti jums suprasti, jog aiškus tikslas yra mums reikalingas tam, kad mes galėtumėm pasirinkti galimybę tam tikrą. Jeigu jūs turite laivą ir nežinote, kur jisai turi plaukti, nėra kažkokios aiškios krypties, tai jisai paleistas iš uosto ir klaidžios ratais. Tas kvantinis energetinis galimybių laukas turi labai daug galimybių, bilijonus galimybių įvairiausių. Ir jeigu jūs neišsirenkate tinkamos savo galimybės, kurios iš ties norite, tuomet jūs turėsite kažką random. Tai reiškia bet ką, kas yra tame lauke. Arba renkatės pati, arba jums visą tai išrinks pagal jūs, ane? Taigi tinkamas tikslas. Ir kai mes turime tinkamą tikslą, mums reikia suderinti savo energetinį dažnį su tuo tikslu. Ir kaip tai padaryti, tam yra daugybė skirtingų būdų, kaip dirbti su savo čakrų sistema, savo mąstymu, savo pasąmonę, savo vaikystės traumomis. Taip pat pradėti elgtis ir gyventi kaip tas žmogus, kuriuo aš noriu būti. Ką mes darome? Mes kvantinėme lauke pasirekam galimybę ir mes bandome sukurti atitinkamą dažnį tam, kad susitapačinčiau su ta realybė, kurios aš noriu. Ir tai yra energetinis darbas. Energetinis darbas principe reiškia energetinių vibracijų keitimą, savo vidinės būsenos keitimą ir sąjungą su akaša, tai yra su tuo lauku, kad mes galėtumėm labiau pajausti, labiau išgyventi tą energetinį pasaulį. Taip pat energetinis darbas yra ezoterika, visi dvasiniai mokymai, bet į jį įeina ir materialinių dalykų manifestavimas, santykių, karjeros, pinigų ir panašiai. Viskas yra energija. Nėra taip, kad jeigu aš užsiemu bioenergetiką ir dirbu su savo energija, kad aš turiu atsisakyti materialinių dalykų. Ne, aš kaip tik labai skatinu dirbti su manifestacija ir savo bioenergetiniu lauku. Tačiau žmonės dažnai daro labai didelę klaidą, nes jie nori manifestuoti kažką ir nori keisti kažką savo išoriniam pasauliui, nekeisdami savo energijos. Deja, taip nėra. Žmogus yra unikalus tuo, kad jis renkasi savo vietą šioje žemėje, kaip puzlės detalė. Tai reiškia, gamtoje gyvūnai, augalai, visi turi Dievo sąmonę ir yra atitinkamoje vietoje, kur jie turi būti, ne? O žmogus jau pats renkasi, kur būti. Turi protą, turi širdies centrą ir kuri tą lauką kvantinėme lauke traukdamas atitinkamas galimybės. Tie, kas supranta, nuo senovės hermeticizmo laikų, senovės egiptiečių ir graikų ezoterinių mokymų ir taip pat po to stoizmo daleiskim, ne? Kas supranta šitą dalyką, kad keisdamas savo energiją ir savo mintis, aš galiu keisti tai, ką manifestuoju realybėje. Tai jie yra tie alchemikai, jie yra bioenergetikai ir jie pamato tuos realius stebuklus savo gyvenime. Na ir pabaigai norėčiau pabrėžti, jog kol nepatikėsite ir nepradėsite atlikti darbo, nepradėsite realiai rinktis galimybių dirbti su savo energija ir vizualizuoti tai, ko trokštate, susijungiant su tuo, kol nepradėsite to daryti ir nepatikėsite, kad tai yra įmanoma, tol tų rezultatų ir nebus. Mes realiai turime suprasti minties galią ir keisti savo asmenybę tam, kad manifestuoti kitokią asmeninę realybę. Tai yra trumpas paaiškinimas apie manifestaciją. Žinau, kad labai yra sunku suprasti tuos kvantinius laukus, tą bioenergetiką, tą minčių galią ir panašiai, tačiau mes turėsime trumpas iki 15 minučių sesijas kiekvieną savaitę, kur kalbėsime apie įvairias įdomias temas ir per laiką jums padės tai suprasti ir mokytis ir galbūt net pradėti dirbti su savimi
Taip pat dalinsiuosi ir meditacijomis kartas nuo karto, kad galėtumėte atlikti praktikas. Jau ir dabar yra jų mano kanale. Toms, kurios norite dirbti daugiau, kurios norite sužinoti daugiau ir mokytis, tai tuomet jau junkitės į mano uždarus mokymus. Turime platformas, kur giliau suprasite apie šias temas, jungsitės prie bendruomenės ir tapsite tikra minčių ir energijos alchemikė. Nekantrauju susitikti su jumis kitą savaitę ir kalbėsime joje plačiau apie minties galią. Kuo mūsų mintys yra tokios svarbios ir kodėl jos yra viso ko pagrindas. Kol nepradedam keisti minčių, tol nesikeičia mūsų realybė. Labai laukiu mūsų kito susitikimo ir iki kitos savaitės. Iki.